Sveiki, tai toliau kviečiu Jūs melstis lekcijų Divina maldą ir šiandieną turėsime maldą iš Jono Evangelijos 19 skyriaus nuo 25 iki 34 eilutės. Dabar Jums ir perskaitysiu. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Klopo žmona Marija ir Marija Magdalena. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vytelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta, ir nuleidęs galvą atidavė dvasią. Kadangi buvo pasirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjęs prie Jėzaus ir pamatęs, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Ši ištrauka Jono Evangelijoje išties išsiskiria tuo, jog parodo ypatingu būdu, jog stovi prie Jėzaus kryžiaus jo motina ir kitos moteris. Taigi jos nieko nedaro, paprasčiausiai žiūri įsigilinusios į prieš save esančią tikrovę. Taigi tai savotiškas krikštas, kuris jas panardina į Kristų. Nieko neveikimas kontempliuojant yra aukščiausia veikla, kuri tik viena gali perkeisti širdį. Ja išlaisvina nuo savęs ir pripildo to, ką kontempliuoja. Taigi jos yra pripildomos nukryžiuotojo Kristaus meilės, pilnai save dovanojančios meilės. Kaip pirmiau Kirenietis, taip dabar šios moterys vaizduoja gyvąją Evangeliją. Jos paveldi viešpaties dalį, o jis jose tęsia savo išganymo istoriją. Sudužus indui išsilieja kvepalai. Jos yra po visą pasaulį pasklindantis mielasis Kristaus kvapas, kaip byloja antras laiškas Korintiečiams, 2 skyrius 14 eilutė. Jos tampa taip pat ir prisikėlimo liudytojos, kurios paskleidžia Kristaus prisikėlimo kvapą. Taigi giesmių giesmė 8 skyrius 5 eilutė kalba: po obelimi žadinau tave, sako sužadėtinis sužadėtiniai. Matydama jo meilę, ji negali neatsiliepti. Taigi visose 4 Evangelijose čia matoma tam tikra bažnyčios pradžia. Iš atverto Adomo šono buvo sukurta Ieva, jo žmona ir gyvųjų motina. Iš atverto Jėzaus šono jo sužadėtinė tikinčiųjų motina. Kryžiaus papėdėje gimsta kunigų tauta, sudaryta iš vaikų, galinčių laisvai eiti pas tėvą. Taigi gimsta karališkoji tauta, sudaryta iš brolių mylinčių vienas kitą, kaip jie yra mylimi. Gimsta pranašų tauta, sudaryta iš atsakomybę jaučiančių asmenų, kurie prisimena ir pasakoja Dievo garbę, Dievo garbingus darbus. Taigi dalykų prigimtis priklauso nuo jų gimimo. Medis turi savybės sėklos, iš kurios išaugo. Ir šios moterys ant Kalvarijos mums rodo bažnyčios prigimtį.
varginga ir maža, kvaila ir nereikšminga, silpna ir pasigailėtina tikrovė, turinti tas pačias savybės kaip ir jos nukryžiuotas viešpats. Taigi, šios dvi eilutės, galima sakyti, glaustai išreiškia ekleziologiją, kuri aprašo kelią prasidedantį nuo kryžiaus ir vedantį į kryžių. Taigi mokinių, tai yra vyrų, stiprių ir galingų, reikšmingų, išmintingų, pajėgių asmenų, galima sakyti, čia nėra. Na taip, yra Jonas, kurį Jėzus ypatingai mylėjo, kuris buvo prigludęs prie Jėzaus širdies paskutinės vakarienės metu, taip pat kuriam Jėzus patiki savo motiną. Žmogus išlieka tol, kol dar gali ką nors duoti ar ką nors daryti. Po to lieka tik tas, kuris myli. Taigi pasibaigus veiksmui prasideda atjauta, įtraukianti patį žmogų. Čia, o ne anksčiau, prasideda meilė, kurią žeidžia visas kitas blogis ir galiausiai nužudo. Atjauta yra silpnojo savybė, kurios mes rūpestingai vengiame, tačiau kartu jinai stipriausia, kokia tik gali būti jėga, vienintelė pajėgi peržengti neįveikiamą kraštutinio vienišumo slenkstį. Jinai neapleidžia mylimojo net mirties bejėgiškume. Būdama stipresnė už bet kokį veikimą, jinai siekia ten, kur veikimas yra bejėgis. Gerai įsižiūrėjus, kiekvienas veikimas, nekilęs iš atjautos, yra ne kito meilė, o savęs įtvirtinimas. Atjautos priemonė, be abejo, yra mūsų akys, mūsų žvilgsnis, mūsų klausa, mūsų žodžiai, mūsų vidinė nuojauta arba šventosios dvasios balsas mūsų širdyse. Taigi žvilgsnis moteris veda toliau už jas pačias į nukryžiuotąjį ir atveda jį į jų širdis. Taigi kontempliacija pasiekia savo viršūnę, būti už arba būti šalia to, kuris myli, veda iš jo paties pas mylimąjį. Taigi, tačiau tai yra kartu ir vienybės pagrindas. Mylimąjį atveda pas tą, kuris myli. Viešpatie Jėzau, meldžiu mums drąsos vis dažniau žvelgti į tave nukryžiuotąjį. Su tokiu žvilgsniu, su tokiu atsidavimu, su tokia kontempliacija, kokia žvelgia Marija ir kitos moteris. Gražios maldos su šiuo Dievo žodžiu būkite palaiminti. Sudie.